Sveikas Juozas. Labas, Rūta. Kaip jautiesi baigdamas savo kadenciją? Dabar jaučiuosi ganėtinai pavargęs, gal dėl to, kad pastarąsią naktim turiu nemiegoti ir tvarkyti popierius, kuriuos tingėjau padaryti per visus metus. Bet iš tiesų čia lyrika. Iš tiesų ganėtinai jaučiuosi stipresnis negu kad kai pradėjau šitą kadenciją. Jaučiuosi žinęs daugiau, suprantas, ko pats nori iš gyvenimo. Gal čia ganėtinai abstrakčiai ir pompastiškai skamba, bet gal tiksliau žinau, ko aš noriu iš savo studijų, žinau, kokios yra mano stiprybės ir žinau, ką dar gali man pasiūlyti šis fakultetas. Ir šis universitetas. Gal galėtum trumpai papasakoti apie pagrindinius mūsų fakulteto atstovybės nuveiktus darbus per šiuos metus? Iš tiesų reikėtų pasididžiuoti bene didžiausių darbų, tai yra biostatistikos ir teisės studijų dalykų pakeitimu. Tiksliau apsukimu pačioje medicinos programoje, kuomet dabar biostatistika bus dėstoma antrakursiams, o teisė šeštakursiams. Tai buvo padaryta būtent atsižvelgus į studentų poreikio analizę, kuri buvo padaryta praeitais metais. Iš socialinės pusės reikėtų pasidžiaugti irgi keliais dalykais. Tai yra Santariškėse atsidariusių studentų kampu, kurie būtent yra bene 6, jeigu neklysiu, 7 suolai, kuris gali studentai su prisėsti ir mokytis, ko seniau nebūdavo. Studentai stoviniuodavo ir laukdavo prie kabinetų, kas ganėtinai trukdydavo eismą pačioje klinikoje. Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad atnaujinta yra mūsų bibliotekos būtent knygų pasirinkimas. Atsirado jau net ir vadovėlių klinikinės anatomijos, taipogi atsirado ir Oksfordo handbukų traumatologijos. Tau buvęs pirmininkas, baigdamas savo kadenciją, linkėjo kantrybės, išminties ir drąsos. Ar to prireikė ir ko palinkėtum būsimam pirmininkui? Tikrai teko susidurti su kiekvienu šito punktu. Taip, drąsos reikėjo kiekvieną kartą einant atstovauti mūsų studentų norus bei poreikius tiek į sveikatos apsaugos ministeriją, tiek kalbant su mūsų administracija, taip pat su mūsų dėstytojais. Išmintingumo tikrai šitame darbe, jeigu tu nebūsi pasišventęs savo darbu, jeigu tu nenorėsi analizuoti kiekvienos situacijos, pasiskaityti tos popierius, kas kartais atrodo ganėtinai nyku, tu tikrai nepasieksi tiek, kiek tu norėsi. Ir taip pat kantrybė, kuris yra bene svarbiausias iš visų 3 punktų. Turbūt dėl to, kad dažniausiai žmogus, kuris kandidatuoja į medicinos fakulteto pirmininko postą, yra žmogus, kuris geriausiai mato fakulteto problemas. Ir gal dėl to, kad asmeniškai su jiems susiduria, gal dėl to, kad jisai tiesiog išgirsta tai iš savo kolegų. Bet jis kelia klausimus, kas yra blogai ir kaip tai galima spręsti. Ir būdamas pirmininku, natūralu, tu turi savo komandą, tu turi savo žmonės, kuriems turi deleguoti darbus, kuriems turi konkrečiai ir įvertinamas jų gebėjimus paskirstyti juos. Ir dažnai tenka nusivilti, kai žmonės arba negali, arba dėl tam tikrų priežasčių sustoja kelyje ir neįvykdo tų darbų. Tu iš tiesų turi būti kantrus tiek vertinamas kitus žmonės, tiek turi būti kantrus, kuomet laukia tam tikrų rezultatų. Ko palinkėtum visiems kitiems paprastiems medicinos fakulteto studentams? 2 dalykų. Pirmas dalykas tai yra motyvacijos ir antras dalykas tai yra drąsos. Drąsos nebijoti klausti savo kolegų, savo profesorių, savo dėstytojų, savo administracijos, savo studentų atstovybės, jeigu jiems kyla kažkokių neaiškumų. Ir antras dalykas motyvacijos. Motyvacijos tapti geriausiai savo srities specialistais.